Kviečiu tave, mieloji, į meditaciją apie save, apie moterį. Ir kiekviena moteris savyje mes turime tam tikras spalvas, atspalvius, turime nuotaikas ir būsenas. Ir nieko nėra galingiau negu moteris pažinusi save. Nes šiame pasaulyje niekas tavęs, brangioji, negali suprasti, jeigu tu pirmiausia negali pati savęs suprasti. Taigi, kviečiu tave į meditaciją skirtą sau ir apie save. Užsimerk ir pasistenk įsitaisyti patogiai. Taip, kaip nori tavo kūnas, taip, kaip tau yra gera. Tiesiog leisk savo pabėgti nuo visų darbų, nuo visų minčių. Ir kartu su manimi 3 kartus giliai įkvėpsim ir iškvėpsim. Įkvepiam pro nosį ir iškvepiam pro burną. Dar kartelį įkvepiame pro nosį. Ir niekur neskubant čia ir dabar iškvepiame pro burną. Ir paskutinį kartą įkvepiame pro nosį. Ir su atodusiu giliai jausdama save iškvepiame pro burną. Šioje akimirkoje čia ir dabar, kai jauti savo kūną, leisk savo mintims įsižeminti dar giliau, grąžindama jas į save. Niekur neskubėdama savo vidinio žvilgsnio koncentraciją nukreipk į savo pėdas. Ir pėdose pajusk vidinę galią. Ir ta vidinė galia, ta vidinė tavo energija tarsi skatina tam tikros rūšies energiją tavyje pabusti. Ir tai gali būti atsipalaidavimas, malonumas, gėris, pilnatvė. Tu jauti, kad tavo širdis ir tavo kūnas nori pabusti, nes galbūt per ilgai miegojai. Ir pėdų pirštai jaučia tam tikros rūšies energiją. Ir tavo minčių pagalba ši energija pradeda kilti tavo kūnu, atpalaiduoja kiekvieną tavo ląstelę, kiekvieną audinį. Ir ši energija kyla per tavo pėdas, per apatinę kojų dalį, per tavo blauzdas. Ir tu jauti, kad tavyje, tavo kūne, tarsi pabunda energija, kuri norėjo jau ilgą laiką būti pamatyta. Tai yra tavo autentiška energija, tavo moteriškumas, tavo grožis, tavo švelnumas, tavo meilė visai visatai, o pirmiausia pačiai savo. Tu jauti savyje sodrią ramybę ir ši energija kyla per tavo kelienus, per tavo šlaunis. Tarsi viskas nuo tavęs atsitraukia ir tu sugebi būti su savimi čia ir dabar, jausdama save, išgyvendama save, būdama savyje. Leidi savo atstumti į šoną tai, kas yra netikra, kas yra tik tais chaosas ir šurmulys. Jauti savyje tarsi palaimą ir tas atgimimo jausmas tavyje būdina kiekvieną ląstelę malonumui. Ir pasirinkimams, kurie prasideda iš meilės savo. Ši energija kyla per tavo sėdmenis, per tavo klubus, per tavo moteriškumo organus. Kyla per tavo gimdos apačią, apatinio pilvo dalį. Visiškai nesvarbu, ar tu turi ar neturi gimdą. Tavo gimdos centras vis tiek gali būti aktyvinamas ir tu dabar tai darai, nes moteriškumas tavyje žadina kiekvieną ląstelę, tu jauti norą pabusti, pamatyti save, pamatyti savo potencialą, savo viziją kaip moteris, nebe kaip mama, nebe kaip žmona, ne kaip kolegė, ne kaip sesė ir ne kaip dukra. Tu nori pamatyti savo kaip moters viziją.
ką reiškia būti moterimi šiame gyvenime ir kaip aš galiu skleistis per moterišką švelnumą, meilę, atsidavimą ir pasidavimą. Ir ši energija tavyje kyla per apatinę pilvo dalį, aktyvuoja kūrybą, aktyvuoja malonumą ir atsidavimą. Vidiniu žvilgsniu šią energiją keli iki pat liemens, o nuo liemens iki krūtinės. Niekur neskubėdama tu jauti savo kūne vis daugiau ramybės, sodraus atsipalaidavimo ir malonumo būseną. Ir krūtinėje išsiskleidžia ir išsiplečia dėkingumas ir besąlyginė meilė. Tai, kas tu esi, jau yra tobula. Tai, kokia tu esi, jau yra nuostabu. Tu jauti tą vidinį norą išsiskleisti, pažinti save ir krūtinėje koncentruojasi tiek daug energijos, tavo kūnas pagaliau pabudęs ir tu jauti visų savo kūnų, kad esi pasirengusi gyventi ir patirti gyvenimą kaip moteris. Jauti savyje besąlyginį dėkingumą už tai, ką teko patirti, kur teko pabūti, kad ateitum iki šios akimirkos ir pagaliau skirtum laiko savo ir pagaliau pamatytum save. Ir tavo krūtinėje pasidaro ramu ir gera, ši energija išsiplečia, apima kiekvieną tavo krūtinės ląstelę. Viskas auga ir kyla iki pečių, o nuo pečių vilnyja rankomis iki alkūnių. Energija žadina tavyje smalsumą, žadina tavyje polėkį, žadina tavyje kitą kokybę. Nuo alkūnių iki plaštakų nuvilnyja pasitikėjimas savimi, jausmas, kad tu esi ten, kur turi būti. Ir energija tavyje spinduliuoja, tu jauti. Galbūt dar šiek tiek kažkur užsilikę baimės, nepatogumo, bet tu renkiesi savo kūną pripildyti tik tais moteriškumo būseną, tik tais ramybę ir meilę, tik dėkingumu. Ir energija kyla per tavo kaklą, į galvą, į pakaušį, per smakrą. Viskas plečiasi, viskas nusispalvina, tavo kiekviena veido ląstelė, tavo lūpos, tavo nosis ir skruostai, tavo akis. Visa galva prisipildo meilės, moteriškumo, švytėjimo, ramybės, atsidavimo, būties ir suvokimo už proto ribų. Garsiai arba tyliai savo ištark, aš esu pasirengusi. Aš leidžiu savo pažinti moterišką energiją su polėkiu, pažinti moteriškumą su džiaugsmu. Aš esu pasirengusi gyventi, besidžiaugiant savo moters kūnu ir kuriant aplink save ir savyje harmoniją, balansą ir meilę. Tebūnie mano moters kelias man parodo tikrąją kryptį, kur aš galėčiau žydėti ir džiaugtis nuostabiu gyvenimu ir patirtimis. Neskubėdama įkvėp ir niekur neskubėdama su pasimėgavimu iškvėp. Šioje akimirkoje čia ir dabar nusišypsok savo ir pasauliui. Ir ši šypsena tegul būna tavo parašas, jog nuo šios akimirkos tu renkiesi gyventi moteriškai, gyventi per atsipalaidavimą ir malonumą ir gyventi iš visos širdies renkantis save. Gali atsimerkti, kai būsi pasiruošusi.